Šiaulių rajone iškilmingos ceremonijos metu atidarytas modernus ir išskirtinis autodromas. Čia kiekvienas panorėjęs pradedantysis ar jau patyręs vairuotojas galės patikrinti savo įgūdžius. Išskirtinėje trasoje bus mokoma saugiai išsisukti iš avarinių situacijų, valdyti slystantį automobilį ar taisyklingai įveikti posūkius. Nors dar prieš autodromo atsiradimą netrūko skeptikų, trasą išbandę jie prisipažįsta dar daug ko nemokantys. Iškilminga juostelės perkirpimo ceremonija ir kylantys balionai į dangų paženklino modernaus ir išskirtinio autodromo Šiaulių rajone atidarymą. Trečiasis toks šalyje, tačiau neabejotinai iš jų moderniausias autodromas padės gerinti vairuotojų įgūdžius. Nepaslaptis, kad šlapi slidūs keliai, staigesni posūkiai bei netikėtos situacijos neretai vairuotojus išmuša iš vėžių. Atidarymo šventėje dalyvavę svečiai įsitikinę, kad tokia trasa padės ir saugumui keliuose. Vairuotojas pajus ekstremalią situaciją, geriau pajus autodrome, negu tiesiogiai kelyje susidūrus su kažkokia kliūtimi, staiga išvažiuojančia ar dar kažkas tai panašaus. Autodromo reikalingumu nebejoja ir projekto įgyvendintojas Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Laikinoji centro vadovė sako, kad apie tokią aikštelę rajone galvota jau prieš 8 ar 9 metus. Tad džiaugiamasi, kad projektas pagaliau įgyvendintas. Šiandien beveik 3 hektarų plote įrengta vairuotojų mokymo aikštelė skirta visų kategorijų vairuotojų praktinio vairavimo mokymui. Čia vyks krovininių automobilių ir autobusų eismas, o vairuotojų laukia asfaltuota dinaminė zona su nuolatinė slydimo trasa ir nuokalnė su U formos posūkiu. Keliaudami pusinį šalis pamatėm, kaip tenai įrengta yra vairuotojų praktinio mokymo bazė. Jie turi tokius puikius autodromus. Tai ir mums kilo mintis, kad įrengti čia, Šiauliuose, Šiaulių apskrityje, tokį autodromą, kad galėtumėm išmokyti vairuotojus, būsimus vairuotojus. Ir ne tik būsimus vairuotojus, bet ir vairuotojus profesionalus pakelti savo kompetenciją vairavimo įgūdžius. Anot projekto rangovo Šiaulių plentas atstovų, plyname lauke, kur dar praėjusiu metu vasarą ganėsi karvės, statybos darbai glaudžiai bendradarbiaujant su už įrenginius atsakingais austrais vyko sparčiai. Kiek sudėtingesnis buvo tik trasos planavimas. Su partneriais iš Austrijos, tai yra su įrangos tiekimo gamintojais, mes turėjome labai daug projektavimo darbų. Jie buvo sudėtingi tame etape, o pats įrengimas buvo sklandus. Atidarymo metu svečius laiko mašina į projekto įgyvendinimo pradžią nukėlęs darbo rinkos mokymo centras sako, kad autodromą naudos ne tik mokymo tikslams. Čia galės pramogauti kiekvienas panorėjęs.